Aš esu Lina Petkutė. Man yra plus 24 metų. Lina Petkutė – tikriausia pleputė. Mergina su propeleriu ir niekada neišsikraunančiomis baterijomis. Nu taip. O taip yra todėl, kad ji yra profesionali kalbėtoja. Arba, kitaip tariant, centriukas. Centriukas. Come on, aš nebe centriukas visenai. Klausau. Centriukas? Bet, ja, aš mano visi darbai buvo pagrindė skambučių centruose, nes man patinka kalbėti. Man nebaisu kalbėti ir telefonu ypač, nes tavęs niekas nemato, tu gali ten ateiti visas susivėlęs, nesusitvarkęs su pižamu į darbą ir vis tiek tavęs niekas nematys. Niekas ir nematė, bet daugelis skambinančiųjų labai gyrė Linos balsą, tad ši nusprendė pamėginti dainuoti karaoke. Ten labai faini garsistai, kurie padaro, kad tu skambėtum gerai. Ir labai faina tas, kai tu girdi monitoriuose, kad tu skambi gerai. O po karaoke, kaip žinia, kitas žingsnis – X faktorius. Labas vakaras. Labas. Prisistatykite. Aš esu Lina Petkutė iš Vilniaus, per brūkšnelį Šiauliai, anksčiau Šiauliuose gyvenau. Jei, Šiauliai. Man yra 24 plus metų, nu, sakyt, kiek iš tikrųjų. Ir kas dar? O muzika prie ko? Muzika? Taip. Tai man muzika yra tas mano realus pasaulis, kuriame tu būni tikras. Gerai, o kokia jūsų svajonė yra susijusi su muzika? Su muzika? Nu, tai visų pirma, šiandien nesusimaut, o paskui nesusimaut ir tolimesniuose etapuose. Aš manau, kad jeigu aš jau stoviu, tai aš jau padariau savo pirmą žingsnį, tai dabar toliau keliavam. Su kom jūs ir sveikinu ir nesusimaukit. Sėkmės. Nu, tai taip. Standing on a platform, watching you go. It's like no other pain I've ever known. To love someone so much, to have no control. Kažkas atsitiko, ne? You said, I wanna see the world. And I said, go. Aš atrodo, kad jį nieko nebėjo, bet kažkur pasimetė, ne, truputėlį. Gali būti jaudinas, gal kad nepataikys. Without you, I just feel crashed without you. Kažką jai reikėjo gal lengviau pabandyti susimti. Čia viena mėgstamiausios dainų. Jėzau, labai pasimetė, žiauri. Tai Lina, kaip galvojat? Susimovė ar nesusimovė? Normaliai. Teisingai, normaliai, nes, nėra čia ko čia. Visgi jaučiasi, kad šiek tiek trūksta praktikų, šiek tiek reikia ir save paanalizuoti, ir reikia ir profesionalų ausies. Ir tokie dalykai matosi. Taip, jūs gerai pasakėt, normaliai. Tai normaliai, bet tai nėra gerai. Ir jūs tikrai esat, tikrai karaoke, tikrai normaliai. Bet čia... Tikrai nenormaliai. Buvo labai nenormalių natų. Mariona, dar kažką norėtum gal pridurti? Gal ne. Aš labai nenoriu jūsų skaudinti, bet realybė yra tokia, kad šią dieną absoliučiai be šansų į X Factoriaus sceną. Tai verdiktas kaip ir... Vis tiek mes turime atlikti. Bet tai ne tragedija. Gerai, verdiktas. Ne. Deja, ne. Ne. Jūs turite 4, jūs nepatenkinti.
dar galiu, aš vis dėlto, bet kokiu atveju noriu. Taip. Mačiau, kad jūs tą labai karštą tavo, ar ne? Tai aš turiu tokį savo draugą, kuris mane lydėjo. Kas čia yra? O, geras, kaip faina. Oi, kaip faina. Ačiū labai, jis nuostabiu. Ačiū. Ačiū labai. Neliūdėkit tik tai. Tau viskas yra gerai. Neliūdėkit. Tiesiog Ačiū labai už dovaną. Wow, viskas gerai. Ačiū. Paplokit. Palaikykit. Aš Lina. Lina, centriukas. Karaokė. Na, va. Nevykus karaokė. Nu, kuo tu viskas gerai, nu, kuo tu vis nepėjęs? Ne, aš kitais metais tikrai neįsiu, ne visiems. Aš ratėlę parašiau, jeigu Man ašarą nebėga, labai karšta. nesibrauk. Man karšta. Aš neverkiu, man karšta. Ir vėjelė atidaviau, nu bet jai labiau jo reikia. Fainas daiktas, žiūri. Labai. Saugok, nesugadink. Tai kas, mes jau ginsim laimingai.